džiugu kiekvienais metais čia matyti tiek daug žmonių ir galvoju, mes šiandien turėsime vėl puikų koncertą. Ir aš dabar pradėjau galvoti, 5 metai, ką tai reiškia? 5 metai yra, kaip žmogui yra iš tikrųjų, nėra labai daug, ne? Galvoju, ką 5 metų laikas galėtų daryti? Iš tikrųjų jis daug ką galėtų. Jau jis ir šoka, jau jis ir dainuoja. Na, bet ką dar tas 5 skaičius reiškia? Mes turime kiek ant rankos pirštų? 5. Kiek ant kitos turim? O, jau čia kažkas geriau. Tai šokėjai negalėtų šokti, bet tų rankų pirštų, nereikia stipriai suspausti, kad gerai pašokti. Gerai, ką muzikantai turi? Muzikantai turi penklinę, ne? Tai yra 5 tokios ląstelės, tai muzikantai turbūt negalėtų šokti šokėjai. Sutinkate? Yra dar viešbutis 5 žvaigždučių, ne? Tai irgi pats geriausias įvertinimas viešbučiuose. Tai pažiūrėsim, ką šiandieną Vilniaus Pynimėlis mums paruošė per 5 metus. Bet neskubėkime, kaip ir kiekvienais metais mes čia turime daug svečių ir aš noriu užduoti paslaptį, kad mes turėsime netgi iš užsienio svečių. Na, o dabar noriu pristatyti pirmąjį kolektyvą, kuris šią scenoje yra pasiruošęs. Tai yra Panevėžio dainų šokių ansamblis Pynimėlis. Štai tos gražios, jaunos mergaitės jau pasiruošusios tos kanklėsės ir kituojų groti. Noriu pasakyti, kad Vilniaus Pynimėlio visa istorija prasidėjo nuo šio ansamblio. Daugiau negu prieš 5 metus dar Vilniaus Pynimėlio šokėjai šoko ten. Ir iš tikrųjų atsinešė labai didelį bagažą iš Panevėžio. Taigi, meno